būti aikštėje lyg buliai, norėdami siekti gero rezultato, tai bent jau kol kas kažkas panašaus ir yra. Čia geras perdavimas ir kamuolys atsiduria vartų tinkle. Rokas Filipavičius kelia ranką į viršų, bet mes dar pasižiūrėsime ir paskutinysis jis lietė kamuolį. Man iš pirmo žvilgsnio pasirodė, kad Artiomas Fiodorovas taps šio įvarčio autoriumi, berods neprilėtė kamuolio Rokas Filipavičius, bet, na, kaip bebūtų, svarbiausia Sūduvai ir svarbiausia čia susirinkusiems žiūrovams yra tai, kad jų komanda išsiveržė į priekį. Transliacijos režisieriai mums taip pat rodo būtent Artiomą Fiodorovą. Pasižiūrėkime čia. Ne, nelietė kamuolio Rokas Filipavičius, įvartis įrašytas turėtų būti Artiomui Fiodorovui. Na ir turbūt galima priekaištų turėti Pato Ardavui. Taip, kamuolys leidasi taip, sakykime, klastingai šito Rokas Dovydo Latausko emocijas. Kamuolys leidasi klastingai. Kuriozinis epizodas, Mutašinės tikėjo, būtent taip greit bus išleistas į aikštę Maksimovičius ir net nesidairė į tą pusę. Antalius smūgis. Zenkevičius demonstruoja savo meistriškumą. O čia Manfredas Lukančiukas rodo į 11 metrų žymą ir rodo geltoną kortelę Aleksandrui Živanovičiui. Tai yra 11 metrų baudinys ir Vilniaus Žalgiris turės puikų šansą išlyginti rezultatą. Štai taip, sužaidus vos 8 minutės antrajame rungtynių kėlinyje, dar kartą pasižiūrėkime. Na, VAR sistema yra, čia teisėjai dar pasižiūrės. Kontaktas po smūgio buvo. Pasižiūrėsime, kiek tas kontaktas. Dabar jau nuaidi Lukančiuko švilpukas, Antalis įsibėgėja, smūgis ir kamuolys vartose 1-1. Vilniaus Žalgiris labai greitai po pertraukos rezultatą sugeba išlyginti. Čia Marijampolės Sūduvos tribūnos turi savo nuomonę. Oliviu Antalis tuo metu siunčia širdutę į kamerą, siunčia širdutę visiems žiūrovams ir tiems, kurie taip pat sėdi tribūnose. Na, matėte, Zotko piršteliu rodė komandos draugui, į kurią